tokį trumpą pratimą, kurio metu mes vat, kaip tik susijungsim su Saulė ir iš jos pasisemsim, kiek mums reikia stabilumo. O to pojūčio, kad kas be nutiktų, kas beveiktų aplink, aš esu šviesa, kuri šviečia, kuri palaiko va tą vidinę augimą, va tą vidinę ugnį, kuris skleidžiasi, nesvarbu, kas atsitinka. Ir Kartais pritraukia kitus, pritraukia žmonės draugystėj kartu draugauti ir būti. pritraukia tai, ko mums reikia, kad labiausiai atskleisti savo savybės. Aš visgi galvoju, kad kiekvieno santykio ta gili prasme yra visų pirma dėl tavęs, dėl to antro žmogaus ir dėl to, ką kartu jūs atiduosit pasauliui, būdami kartu. Mano užklausa į santykius dabar yra apie tai, kad mes vienas kitą stiprintume ir galėtume daryti kažką daugiau dėl kitų, bet ne tik dėl savęs, kad tai nebūtų tik mano mažas laimingas pasaulis, kur mes abu laimingi, bet kad tai būtų kažkas apie naudą ir mūsų realizacija kaip šviesos gabalėlių, kurie kartu susijungia, tapo dar ryškesni ir gali padaryti kažką dėl aplinkos, padarant to šviesos augimą aplinkoj. Gerai, užsimerkiam, padedam savo delną ant širdies. Aš labai labai dėkinga, kad dabar galiu skirti minutę savo jausmam, savo esybei, savo buvimui viduje, besąlygiškai meiliai, kuri yra mano viduje, kad aš galiu kreiptis į savo širdį dabar, palikti viską aplink ramybei, tarsi grįžti į tą begalybę, kuri yra viduj manęs, atsijungti nuo ego žaidimo aplink ir grįžti į vidų, o ten yra begalybė pasaulis. Ir grįžti vis gilyn, gilyn, dabar gilintis į tą savo širdies šviesą, tarsi įtraukia mane dabar dar gilyn, gilyn, gilyn. Ir aš pradedu stebėti, kaip nutolsta mano mintis, vis kažkur pabėga toliau nuo manęs. Kažkokie pojūčiai, jausmai, situacijos, jos nuošaly palieka. Aš nuo visko atsijungiu dabar ir grįžtu į vidų. Ir pamatau tą liepsnelę. Iš tolo atrodo, kad tai yra maža liepsnelė. Ir man suvirpėja kažkas viduj, aš taip noriu su ją susijungti. Tai kažkas gyvo, kažkas tokio švelnaus, tokio traukiančio. Tiesiog neįmanoma atsispirti ir tave traukia ta tavo liepsnelė ir tu vis artėji, artėji, artėji. Ir prisilenčiant prie jos, tarsi prie tavo sielos kažkas prisiliečia. Tas mylimiausias, tas geidžiamiausias, tas geriausias tavo artimiausias kažkoks partneris, kurio tu vis truoški, vis nori jį sutikti, ar tarp draugų, ar tarp mylimų, ar tarp vyrų, ar tarp moterų, ar iš savo tėvų nori tą gauti. Tu visą laiką to ieškai, bet va čia yra viduj, pasižiūrėk. Tuo aš prisiliečiu ir tarsi manęs apgaubia tą šiltą šviesą, besąlygišką meilę, kuri visada yra čia viduj. Aš darau įkvėpimą ir jinai pasiskleidžia per mano kūną, iš širdies plečiasi, plečiasi mano krūtiniai. Su kiekvienu iškvėpimu vis stipriau plečiasi aplink mane, apima visą mano kūną, tarsi debesiukas šiltas, šviesus, malonus, palaikantis. Tiesiog aš jame tirpsta visi mano nerimai. Tarsi nejaučiu kūno, yra tik šita šviesa. Aš priimu ją pilnai, aš jai atsiduodu pilnai. Dėkuoju.
Kvėpuoju, mano širdis tokia jautri. Aš nebijau nieko jausti. Ir aš dabar pasižiūriu į mūsų Saulę ir iš šitos jautrios vietos siunčiu jai kvietimą ir sveikinimą ir palinkėjimą viso ko geriausio iš mano tos širdies, ką aš noriu jai pasakyti. Ir tuo pačiu metu iš Saulės, netgi jeigu jos nėra dabar, nesimato dabar už debesų, aš jaučiu, kad pareina ta jautriausia ir ta švelniausia energija iš to viso spektro, kurį Saulė šviečia ir siunčia visiems. Aš pagaunu būtent tą pačią vibraciją, kurią patys skleidžiu dabar. Ir mes su Saulė susijungiam, tarsi spinduliais tokiais, iš mano širdies į Saulės centrą. Ir aš prašau dabar Saulės, parodyk man, padėk man suprasti, pajausti, išmokti tavo būsenos, būti visada stabilios, geros, šiltos būsenos, kurioje aš galiu dalintis tavo šviesą, mano šviesą, kūrėjo šviesą, nepertraukiant, kad nemirksėtų mano lempa, mano širdies lempa nemirksėtų, kad jinai šviestų non-stop ir tai duotų man stabilumo jausmo ir mano aplinkai stabilų apšvietimą, kuriame galėtų bręsti visi, kas pasiruošę, visi, kas artėja prie manęs, galėtų gauti palaikymo stabilaus, natūralaus, kad tai atitiktų mano dabartinės galimybės ir kad aš galėčiau augti savo stiprume ir vis daugiau šviesos praleisti pro save, einant tobulėjimo, sąmoningumo, autentiškumo kelių, transformuojant savo vidinius skausmus ir vidinės dalis, kad aš vis su kiekvienu žingsneliu vis stabilesnė tapčiau ir vis daugiau galėčiau būti va tame sraute, kuriame aš pro save praleidžiu šviesą. Aš esu tik tas, kuris praleidžia. Kuo aš esu geriau paruošta tam darbui, to aš jį geriau atlieku. Ir jeigu jau aš pasakiau, kad atlieku, aš noriu skleisti šilumą ir meilę, reiškia, aš pasirenku savo tą laidą ruošti tam darbui. Ir aš darysiu tą darbą. Ir tarsi dabar aš leidžiu Saulei įtraukti mane ir mūsų sąmonėm susijungti. Aš esu Saulė. Tas, kuris šviečia visada. Tai yra pagrindinė savybė - šviesti, duoti visą spektrą energijų, duoti meilės, duoti augimo impulsą. Ir nieks negali man sutrukdyti. Nes tai yra mano pagrindinė savybė. Aš negaliu šviesti stipriau, negu aš moku, negaliu šviesti silpniau. Jeigu manyje vyksta kažkokie procesai, jie irgi atsispindi mano skleidžiamo energijai, tai yra natūralu. Aš nebandau jos pridengti, aš nebandau būti kažko kitko. Man net nesvarbu, kaip kas reaguoja į tai. Nes aš negaliu nešviesti. Ir aš pamatau dabar žmonės, kurie aplink, kurie galbūt puola mane, nekenčia, bėga nuo manęs. Arba atvirkščiai ieško manęs. Arba nepastebi manęs, tiesiog eina pro šalį.
kažką galvoja apie mane patys. Ir aš esu savo širdyje ir aš jaučiu didžiulį malonumą, kad galiu nesislėpti, galiu nekalbėti, galiu neinicijuoti to bendravimo, galiu tiesiog būti, galiu reaguoti užklausas, kurios pajaučiu. Bet nebandysiu tos užklausos pačiai inicijuoti. Aš tiesiog jautriai reaguoju į tos vietos, kuriuose vyksta, kur reikia daugiau mano šviesos. Ten tiesiog daugiau dėmesio galiu skirti. Aš nejaučiu nei dėkingumo, nei kažkokio noro gauti dėkingumo. Tiesiog tai yra taip natūralu, tai tiesiog tekėjimas. Tekėjimas pro mane, kurio neina sustabdyti. Ir aš jaučiu labai didelį malonumą ir pasitikėjimą ir užtikrintumą, kad aš darau tai, ką reikia. Net nesvarbu, ar man už tai moka, ar nežinau, ar tai yra labai aukštos pozicijos kažkas. Tai visiškai nesvarbu. Visur, kur aš būnu, aš jungiu sąmoningumą ir jungiu savo būseną. Saulės būseną. Ir už kiekvieną tą buvimą aš dėkoju savo, kad padidinu savo sąmoningumą. Kad tą savo laidą šiek tiek patobulinu, pritaikau vis geriau tarnauti kūrėjo šviesai. Nes jos labai reikia žemėje. Nes aš svajoju apie gyvenimą gerume, meiliai, taikoje, gražioje žemėje. Tai įmanoma ten, kur visa aplinka pripildyta meilės. Kai jos yra daugiau už viską, tada kiekvienas netobulumas jisai matomas ir jam lieka arba tobulėti, arba prisijungti prie tos gerumo bangos, arba pasitraukti kažkur ir netrukdyti. Aš šito noriu. Ir dėl to aš iš visų jėgų leidžiu savo laidui tarnauti šviesai. Tai ne dėl manęs, tai dėl to, kad aš noriu gyventi geresniam pasaulyje. Aš dabar prisimenu savo šitą būseną. Padarau savo kokį inkarą, kad geriau atsiminčiau, kaip aš jungiuosi per saulę prie kūrėjo šviesos. Ir esu stabili ant tiek, kad manęs neina net pastumti niekur. Aš žinau, ką darau. Ir myliu visus, kurie gal manęs puola, kurie gal manęs myli. Jeigu sutinku žmonės, kurie myli mane taip pat, mūsų bangos sustiprėja ir mes įgyjam tą geometrinę progresiją ir sukuriam didžiulę meilės erdvę tuo momentu, kai susijungiam savo šviečiančius taškus. Tai gali būti momentui, gali būti vienam įvykiui, gali būti tam tikram gyvenimo atstumui. Mes galim susitikti ir toliau atsiskirti. Ir tai ne bėda, tai neskausmas, tai yra kelias, tai yra kelionė. Už viską dėkoju. Ir toliau eisiu, dirbsiu su savim. Atleidžiu savo iškart visas klaidas, kurios buvo ir kurios dar bus, nes aš pasirenku tobulėti ir dėl to stengiuosi. Galiu dar pabūti, galiu po biškį grįžti.
užfiksuoti tai, ką dabar jaučiu. Atsimerkti. Ačiū, Ana, kaip visada fantastiška meditacija.